Kaip po karo išgriautos namo sienos, žuvę žmonės. Dažniausiai tokius pėdsakus palieka gaisrai ir sprogimai kilę dėl dujų nuotėkio. Jie itin pavojingi. Pernai per 13 incidentų 10 žmonių patyrė traumas. Ponas Vidmantas, gyvenantis sodo namelyje prie Vilniaus, kaip ir daugelis Lietuvos žmonių buityje naudoja dujas. Jis sutiko įsileisti į savo namus priešgaisrinės apsaugos specialistą, kuris patars, kaip teisingai elgtis su šia naudinga, bet labai pavojinga medžiaga. Pirmoji pastaba visgi būtų tokia, kad žarnelė reiktų pasižiūrėti, ar jinai nėra aptrūnijusi. Pas jų šiuo atveju yra gera žarnelė, bet pageidautina, kad būtų užmauta iki galo, kad garantuoti gerą kontaktą su reduktoriumi. Paprasčiausias būdas, kaip patikrinti, ar dujų baliono žarnos teisingai prijungtos ir ventilis sandarus, ištepti juos muilo emulsija. Užputoja muilas ir tepam. Burbulai vaneina, reiškia viskas tvarkoj, neburbuliuoja. Netrukus ekspertas pademonstruos, kaip atpažinti dujų nuotėkį. Aš patepu muilą ir prie teptuko eina burbuliukai. Šiuo atveju tokio baliono naudoti negalima. Specialistai įspėja, kad keičiant dujų balionus svarbu nenaudoti tos pačios tarpinės. Svarbu žinot, kad ta plastikinė tarpinė yra būtent vienkartinė ir keičiant reduktorių būtinai reikia ją pakeisti nauja. Būtent senos tarpinės gali tapti gaisrų priežastimi, būtent viena iš tų, dėl ko užsidega dujos. Norint išvengti dujų nuotėkio ir sprogimo, labai svarbu dujų balionus laikyti tinkamoje vietoje. Žmonės, kurie atsargoj turi kelis balionus laiko, gyvena užmiestyje, būna, reiškia, sunku į miestą nuvažiuoti, sakysim, taupimo sumetimais. Tai svarbu, reiškia, kad balionų nelaikyti žemiau žemės lygio rūsiuose, nes dėl nuotėkio gali vykti sprogimas. Būtent propanas, butanas, kuris naudojamas būtent šiuose balionuose, jis yra sunkesnis už orą.